skambučiuose galima nenormatyvinė leksika ir necenzūriniai žodžiai. Jeigu neturite 14 metų, nepatarėme klausytis. Paprikola LT. Čia kartais pajokauja. Pasikviesti savo privačią kažką. Skambino, bet nekėlė. Sveikas. Labas. Su Matu Ošmiega kalbu? Ošmiega, atsiprašau. Taip. Tai va, mes skambinam iš viešosios įstaigos Birutės Kalnas ir mes kviečiame į savo mokyklą labai, kaip sakant, pasižyminčius asmenis, ta prasme, gerų mokslų. Ir norėtume jūs už gerus pasiekimus pakviesti į mūsų mokyklą. Ir ar jūs sudomino toksai mūsų kvietimas? Prasme, pereiti jūsų mokyklą? Taip, jūs gautumėt net stipendiją kiekvieną mėnesį, tai būtų už gerus pasiekimus, jeigu jūsų vidurkis yra virš 8, jūs gautumėt po 230 litų, jeigu jūsų vidurkis virš 9, jūs gautumėt iki 400 litų per mėnesį, ta prasme, čia kaip parama. Aišku, kurią miestą čia būtų ši mokykla? Tai būtų 15 km už Joniškio. Aišku, aš dabar nežinau, man reikia ir su tėvais pasitarti. Nes mes renkamės tik tais pačius geriausius mokinius ir jūs, kaip žinau, jūs gerai mokotės, mes gavom iš jūsų mokytojų atsiųstą laišką mums, nes tik tais labai retiem asmenims pavyksta patekti į mūsų tarpuratį. Aišku, ačiū už kvietimą, bet sakau, reikia pasitarti su tėvais. Tai palaukit dar vieną minutėlę ir duodu, tada aš dar su kolega paderinkit iš viską ir pasižiūrėkit, pasakys apie sąlygas mūsų mokyklos mokymosi, gerai? Vieną minutėlę. Jegoras, ateik biškai. Taip, bus. Jo, sveikas. Labą dieną. Aš esu Jegoras Krilicas ir, kaip čia pasakius, iš tikrųjų žiūriu jūsų anketą, kurią atsiuntė jūsų mokytoja. Ir galvoju, ar jūs tinkate į mūsų tos rėmus mokinimuose. Kokios jūsų mėgstamiausios pamokos būtent būtų? Man tokių mėgstamiausių nėra, man tiesiog patinka šeimai mokyklą ir tiesiog moku. Bet vat, kurią labiausiai mėgstate? Turite išskirtinės pamokos, kurią yra labiausiai malonu mokintis? Man patinka gana matematika, informatika. Fizika dabar. Žodžiu, tikslieji mokslai, tiksliukas esate. Tai žinai, kad tiksliukas, bet visai patinka. Taip. Su 9,18 tu griovių galėjai įtikasti, tai iš tikrųjų, tiesiog pašnekėsiu apie bendrąją tvarką, tai maždaug mūsų mokykloje gali būti 3 nusižengimai. Ir jeigu tu 3 nusižengimus padarai, yra svarstymas išmetimas iš mokyklos. Į 3 nusižengimus įeina netgi pavėlavimai. Kaip sugebėjai išdulkinti mokytoją? Pavėlavimą? Taip. Čia skaitosi kaip pusė įspėjimo. Nes, žinai, tu pavėluoji pamoką vieną kartą pusę pamokos, kitą kartą pusę pamokos ir tu neišmoksti jo. O kadangi pas mus yra labai griežta tvarka, kiekvienam aukšte stovi po 5 mokytojus papildomus, kurie prižiūri tvarką, tai kol kas viską bandom suderinti ir kol kas viskas vyksta gerai. Bet yra buvę tokiu atveju, kada reikėjo išmesti mokinių, aišku, labai gaila, nes jie gerai mokinasi, bet nuėjo nuo... Praniuką mesim lauką, čia 9,18 vidurkis, negalite būti. Blembasi, 10 nebeištempė. Aš nesuprantu, dabar atėjo 9 tau turkėsas. Aš nesuprantu, kaip taip gali mokytis. Tai su ją pasišnekėk, tėvam paskambink. Einu, aš skambinu, tėvam, gerai. Jo, paskambink tėvam, nes aš užsiėmęs dabar. Tai va, koks dabartinis tavo vidurkis yra? Dabar taip tiksliai, nežinau, 9,5, virš 9 kablelis. Kažkiek, tuoj pažiūrėsiu, aš dabar prie kompiuterio kažkiek sėdžiu. Labą dieną. Gerai, palauksim. Patriuko tėvais kalbu. Žiūrėk dabar. Vienu žodžiu gavo 9 tą Petriuką šiandien. Jo. Kaip nusispjauti? Aš žinau, kaip išmesiu iš mokyklos tada. Ja, aš parašysiu parašką ir tiesiog išvysiu jį. Žinokit, jeigu dar gaunat 1,9, tai skrend lauk iš mokyklos. Su 9,18 vidurkį negali, tai būtų, žinokit. Arba perkelsim į kitą skyrių. Perkelsim. Žinokit, tada į atsilikėlių skyrių, žinokit, ten kur... Kur 8 mokinas. Jo, kur 8 mokinas. Viskas galės griuvuojit, kas... Jūs neverkit, pons, nebijokit. Tai pasižiūrėjai gal tą savo vidurkį jau?
Ne, palauk, pas mane internetas nepatikė. Gerai, palauksim to tada. Kad didelės ten mes stipendijas mokam, jūs neverkit, bons, nusiraminkit. Nu taip, gerai, nemesim lauk jo, tegu pasisteng vaiks. Nemuškit jo, nemuškit to vaiką. O tai po to vėl visas mėlynas, tai va kodėl ir nesimokina. Nu tai todėl nesimokin, paskui ten per galvą gauni pusės smegenų iškrenta, kai mušat jūs jį. Taigi, mano pirmo pusmečio vidurkis yra 9,63. O, matai, va, 9,63. Nu va, mokinys paskambina, norim priimti 9,63. Va, nu va, čia su žmogum galim kalbėti. Nuo 9,5 iš karto, va, jau. Nu. Į aukštesnį lygį galim kelt. Tai jūs biškai... Tau minėjo apie stipendijas viską. Nu. Jo, aš nekėjau, kad ten gauna kelius Tai šimtus. va, žiūrėk. Jo, tai va, ne kelius šimtus, apie 4. Petriukai rankas, kad biškai. Vis tiek jau, žinai, mėnesį 400 litų nukrenta, tai jau yra šitas. Tai va, susims, ne? Tai va, tai aš sakau, dėl tos tvarkos viską kaip ir pasakiau, dėl stipendijų viską pasakėm ir dar... Paprikolvaltai. Ir dar norim pasakyti, kad tavi išdūrė, žinai. Čia kartais pajokaujam. Žinai, man atrodo, kad čia zita sama. Mes geriau išzipę. Jo, paprikolvaltai. Nes mes beveik visur skambinam. Jo, tave užregistravo Kicis Halau kažkoks. Nežinau, mes pagal Facebook nickname žiūrim, tai Jo. kažkoks Kicis Halau, žinai tu jį? Ne. Kažkoks čiubas sulanguotas triukė prie eglės stovi, prie apušės. Soriuks. Nu, Tai va, tai va. vienu žodžiu, nusiramink, tavęs niekur nekviečiam. Nu, gali pasilikti ten, kur sėdi. Jo. Žinau, aš ten pasiliksiu. Nu, davai. Bet norėtum mane į tokią mokyklą, norėtum? Ką, koks? 400 litų į mėnesį. Jo, tu pagal 400 litų per mėnesį, kiek saldainių išeitų, kiek bankuchinų. Bombonkių prisipirkti. Bombonki, jo. Bambonkių nevalgau kartu. Pagertų mane. Tai ir maladės, dantis nepustau. Gerai. Nu. Nu, davai, gerą vakarą tau. Davai. Paprikolą LT. Čia kartais pajuokauja.